Tiltiliuskoja, netiliuskoja. Kliunksės. Nežinau. Ir taip bus gerai. Žodžiu, manau, kad lekiu aš. Nesuku aš galvos. Lekiu tolyn. Už Utenos yra ežeras Alausas. Alausas. Tai dar laiko yra. Bus ekspedicija. Vasara puikus metas pakeliauti. Oi, taigi vandens ten pilna. Kliunksi turbūt kokie 5 kilogramai. Gal ir ne, nežinau. Gerai pririšiau, niekur tu nepabėgsi. Nuotykiai laukia. Neuždengiau skylės, tai ir prilijo. Ką aš padarysiu? Nieko nepadarysi. Taip jau būna. Ir žvyrkelis dar. Tai gerai, tai ką padarysi? Žvyrkelis irgi gerai. Mes niekur neskubam. Ane? Dar tiesa, šiandien sekmadienis, tai visi grįžta į Vilnių. O kokie kamščiai bus? Oi, tai aš tada nevažiuosiu į jokį darbą. O ko čia į darbą važiuoti? Nereikia. Pamiegosim kur nors krūmuose ir viskas. Reikia su viena akim vis stebėti ją. Tai su galvos nukristi. Aš išalkau. Aš turiu tik dešrelę. Nu, dešrelė irgi maistas. Šiek tiek. Va čia va šita, raudona, va. Ta pilna vandens. Ir visa dreba. Iš baimės. Nu. Bus tau ten judėti. Ja. Aš žinau, ko man reikia. Taip, šitas tinka. Tadam. Aha, čia labai gera apsauga nuo veido. Tai nesilaikoma, bet užtat vėjas nepučia. Manau, kad visiškai nieko. Mano kaukė. Viskas. Apsauga nuo vėjo. Ai, čia blemba viskas į burną man. Netikęs daiktas, važiuojam geriau. Sąmonėm čia užsiemu. Netikė lapai. Kartais užeina mano neprotas. Kai šauna kokia mintis į smegenim. Aš dar jį pasidėsiu atsargai. Gal dar prireiks jo man. Kas žino. Taip. Tai į Zarasus tada. Į Zarasus. Dabar nors saulė nespigins man. Geras lapas. Iš tikrųjų tai aš labai išalkau. Aš jau 2 dienos, kai keliauju. Ką aš valgau? Dešrelės ir vaflius. Visiškai į kairę. Visiškai. Nemoka žodžių. Tramplynas. Continue for 4 kilometers. Na ir gerai. Ir vėl spygina. Man reikia antakių.
Tokie, kurie būna labai tankus ir taip užsidedi ir viskas. Kaip akydangčiai. Kur važiuot? Liko tik 7 minutės, tai jau visai greit. Aučiu. Nežinau kas. Bet koks ežeras neaišku. Geras, aš čia nieko nebuvau. Visiškai. Kažkur aikštelė yra. Taigi čia. Sudeikiai. Yra žmogiukų daug. Maudosi visi. Brinksta. Bet parkingo visur pilna. Aplinkui. Ir artėja vandens. Ir net arti vandens. Ir pomidorus kažkas augina kaip gėlės. Vandenio. Sudeikiai. Važiuoja jau namo. Tai ženklas. Koks ženklas? Galbūt man bus vietos. Kažkur ten sustot. Kaip tu manai? Oba. Man bėga viskas čia. Fui. Viskas į salą. Okay. Pilnas vandens. Ahirė. Ką čia pridirbai dabar? Prakiūro baidarė. Nesąmonė. Ai, tik to. Nieko baisaus. Smulkmenai. Taks. Ne taip. Bėgu, kaip ir viskas gerai. Reikia kur nors įgrūsti. Gerai. Reikia jį kitą išsimti. Irklą. Kažkaip išsiimti reikia. O kaip? Du. Gerai, nešti reikia. Reikia surinkti vandenį. Gerai, ištereikia. Pridirbau. Nesąmonė. Ne, nereikia, aš viskas susiruošęs. Žinai, reikia, kad būtų švaru. Koks ežeras. Pasaka. O koksai jis skaidrus. Pavyzdžiui, kokie 2-3 metrai puikiai matosi dugną. Neįtikėtina tiesiog.
Aišku, ten jau tamsu. Bet kažkas irgi magiško. Vo žolynų. 3 metrai gylio kopūstai kokie. Oho. Aš noriu ten apsidairyti. Aš visur noriu. Ir taip, aš visur noriu. Ir paukštienas noriu panervinti. Matau, ten kažkas tai plūduriuoja. O, dingo. Į šitą nesiskaitote. Žolynai. Viskas kiaurai matosi. Reikia pabandyti lysti čia va giliau. Į žolės. Į tankumyną. Lausų ežeras. Didelis. Čia tikras brangenybė. O kur jis ten pasislėpė? Ašgi esu svečiai. Labą dieną. Va kur jūs visi. Labą dieną. Ne, jau labas vakaras. Ašgi svečiai, kur jūs pabėgot? Nesidrovėkit. Ką? Nu, labasgi. Kodėl reikia į ten, kur nepatogu ir kruoti? Ai, neįdomu. Aš noriu kažkur įlysti prie salos. Bet visur įdomu. Oho. Atrodo, kad kabau, kai vanduo toks skaidrus. Toliai, oho. Bandyt daryti kilometrus. Tai kad aš nieko šiandien nespėsiu padaryti. Labą dieną, žiūrėk, kas tavo snape įkliūvė. Manau, bandau ratuliuką padaryčiau kitokį pradžiai. Kalmaranas. Jo, koks tolis.
Man kažkur vanduo jau pribėga. Pribėga vandens. Visą laidą sušlapė. Prilijo. Reikėjo čia. Ai. Koks šiltas vanduo pasakė. O galima čia būtų įlysti vidų? Galima, bet tankoka. Ar tanko? Tanko. O, tolis koks. Na, dar paplaukiam. Įlipau ten. Kelias eina. Ten mašina laukia. Manęs laukia mašina. Aš dar negrįšiu greit. Mašina. Lauk manęs. Apsisukti reikia kažkaip. Aišku, gal greičiau bandyti. O, miškeriotojas. Labą dieną. Kas ten? Kažkas sako. Gerai, nesiblaško. Ten kažkas jau atskuodė. Motorizuotas laiviukas. Aš irgi taip manau. Aš tyliai niekam nesakysiu ir negąsdinsiu. Taip ar ne? Neaišku. Suginčiai. Labai gerai. Galėčiau iš galo priplaukti ir sakyti bū. Paviršyje matosi musiukų yra, bet žuvytės nešokinėja. Gal dar anksti, betgi jau 9 valandos. O, paukštienas. Čia kaip čia? Čia krėslas. Tik biški pričikinta kažkieno ant jo. Ką? Man atrodo kokiam nors kormoranui įstrigo kauliukas skilvyje. Ko čia yra? Va. Tai gal ne kakutis čia, ar kakutis skaitosi? Bet kai toks pelekas, kaip jums atrodo? Žuveliukas toks nieko buvo. Ne kakutis, jisgi čia jau švarus, tai nesiskaito. Čia va kažkas tik raudono dar yra. Kažkas pipirai gal. Irgi skanaus valgė kažką.
taip, ar ne? Neaišku. Ai. Pasimakalavau po kakutį. Reikia ten dar nulėkti. Kažkas atburzgėjau. Susidursim tovės. O štai saulėlydį noriu pasilydėti. Palydėti saulėlydį. Žvėriukai išlindo. Museliauja. Saulutė ate. Iki pasimatymo. O manęs dar ekspedicija laukia. Visa ekspedicija. Ui, čia jau tamsu. Aš prapulsiu, kai nusileis saulė ir visai bus tamsu. Trri. Man kažkas pasirodė įdomaus. Ar taip? Va. Geras. Jisgi šviečia kaip pekla. Pasiutimas. Šitaip snygint. Ne. Tikras efektas. Ten mano elektra šviečia. Namie. Ne. Kad geriau matytųsi. Palauk, čia kaip kudirkos paveikslas panašiai. Jo. Kudirkos paveikslas. Čiagi menas. Reikia tada meną padaryti. Na, dabar jau tikrai labanakt. Saulė labanakt. Visiškai labanakt. Nes jau net surudavo visą. Rudai. Užnešė mane pekla. Aš noriu ten. Visiškai nesivairuoja. Noriu ten dar norėti pažiūrėti į šitą kupstyną. Jis dar už jo kilometras geras. Čia tiesiog nematomumų nežinau, kokie bus 2,5-3 kilometrai. Prylės ir nepaskrenda. Arba tingi skryst. Tuoj mes jas patikrinsim. Kregždutės miego atvaro turbūt. Jos yra. Neįžiūriu. O kas čia tokios storos? Kur jūs pabėga? Nuskrydo tipo? Jos gi nemoka skrist.
kažkur? Nežiūriu. Jos gi juodas turėtų matytis puikiai. Ašgi svečiai. Storos tingi savo skrysti. Jos išnyko. Vėl. Magija. Kregždžiukai. Va kas museliauja nuo vandens paviršiaus. Ne žuviukai, o kregždžiukai. Museliauja savo. O čia kas toks baltas. Ir taip aukštai. Neaišku. Bet tai ten krūmai reiškia. Ir du balti garniai tupėjame. Galvoju, kad ten žibintas, galvoju, iš kur žibintas ežere, kam jo reikia. Keistuoliai. Ir baltuoja jie ten savo. Nematomi. Kas čia matyt? Salytė čia. Nu, galim pabandyti apiplaukti. O daugiau nežinau. Ar dar ten? Aš iš toli vis nesupratau, kas tai yra. Bet čia daug paukštienų. Ir visos storos. Nepaskrenda. Auč, negąsdinti jų reikia. O tai jos manęs nesupras. Lenda į krūmus, nu. O tai. Žiūrėk, tas greičiausiai mane irgi pamatys. Pamatysi. Šansų čia jis pagauti. Labą dieną! Ką jau skristi mokat? O jūs nemokat skristi? Ateikit, pasisveikinsim, žinau. Ateikit. Ką? Kur jūs išlakstit visas? Tu ateik. Nesuprantu, nuskrydo. Žiūrėk. Kokias paukščias? Nieko nėra. Išnyko. 3 ten tik liko. Oi. Sunku, baidarė, sunku įsibėgėti. Ir tokia kaip malka.
sunki. Nieko nėra. Tai aš beveik yra tokių iki pat to krašto, kur sakiau, 2,5-3 kilometrų dar liko. Gaunasi, grįžti man dabar bus kokie 4-5 kilometrai, ne? Atgal namo. Irgi neblogai. Ne? Nu tamsavo visai. Ten. Ir ten ta salytė yra. Kas čia nežinau, kažkoks didelis daiktas. Tai va šitas va plotas, kur važinėjo turbūt, kad tas kateris su slydėm tampė. Ir viskas, va. Tai manau, gal reikia vyniotis namo jau. Oi. Baigėsi akumuliatorius. Dar aišku, reikės grįžti atgal. Bet ir taip aš nesiankstinau per daug, kad jau anksčiau, kokie 8. Gausi jo, aš 8 pradėjau plaukt. Nes diena karštoka, dar lyjo stipriai. Ten kažkas žolę pjauna. Vakare gaiviau ir apskritai vakaras yra pelėdų metas. Mūsų pelėdų, kurie mėgsta pelėdaut. Tada dar galima ką nors valgyti skanaus. Ir tada dar galima apynių arbatos išgert. Tiek visko galima skanaus. Kas čia medūza? Geras. Medūza. Alausų ežere. Labas. Skęsti beveik. Visokių gyvūnų yra. Tai gerai, čia mano yra pertraukėlė gaunasi. Šiek tiek pailsėsiu ir po to jau judėsiu atgal. Nes iki namų dar gabaliukas visas. Visas gabaliukas yra dar iki namų. Aš mačiau jau per kamerą mano debesienos sugadino tvarto sieną. Tai turbūt jau kai grįšiu, jos jau iš viso nebus. Nebent jos dar ką nors sugalvos ten išverst. Žodžiu, jūs negalvokit, kad avytės jos tokios avytės. Nuo jų reikia saugotis. Reikia tvorą statyti ne joms, o nuo jų apsisaugot. Suprantat? Vat būtent. Dar viena medūza. Oi, bėda. Medūza. Ar čia koks nors gleivūnas? Dogo vomitas. Reiktų, kad paragau turbūt. Nusišnekit, tomušička. Geriau ir klok atgal. Būtų gerai išsimaudyt. Man atrodo, šiemet net nesimaučiau. Lėkiu namo, link mašinos, o iš 4 kilometrų. Kažkur tada ten, kur šviečia kažkas, tai ten panašu ten. Ne, pasirodo, beveik 6 kilometrus nuo Dubasinau. Tai reiks grįžti tiek pat. Va net kur šiaurė, šiaurė ten. Tai aš netgi dar ne pačiam galiuke esu. Galiukas čia kažkur. Va ta salytė, va čia mikrobas, visiškai. Geras. Tai dabar bandysiu taip. Piu. Čia ne jūra. Ir apskritai, ko čia juoktis?
Man labai panašus į garnį. Su kakliuku sulinkusi tas. Skrenda. Mėnuliukas koks aštrus. Vos matosi. O čia jau kas toksai išlenda. Paukštiena. Ir baltas dar. Čia jau daug. Kažin miega šitie paukščiai. Plūduriuoja savo vandenį vidury ežero ir miega. Ramiausiai. Bėga. Juodi taškiukai. Visas pulkas. Atstumai tarp viens kito veik vienodi. Privati zona kiekvieno paukščio. Daug jų. Ir čia daug. Ateina naktis jau. Šiek tiek nukabliavau kokių porą kilometrų. Ar ne dar? Dubolinis, visi irgi gerai. Tamsoka. Ir raudonoka. Suvažinėsiu paukštį tuoj. Baltą paukštį suvažinėsiu. Negirdys. Tau visiškai neįdomu, ašgi stengiuosi. Nu, o tai, nuskrydo. Peikta atsukiau. Iki pusiasalio. Ten kažkas kepa šašlyką. Čo dabar? Ne paukštienas ten. Ten žmonės gąsdina. O, raudonas topas. Reiškia, dar vienas meškeriotojas lekia namo. Atlėkiau iki pusiasalio. Štai ir aš. Čia turbūt koks nors dvaras. Neaišku. Bet keista, kad nieks nešokinėja. Atrodo, turėtų čia niršt kaip patrakė. Visi museliaut.
Ar šiaip aukšlytės tada kur? Nesuprantu. Būna labai keista ir kloti vidury ežero. Nesuprasi, ar greitai, ar lėtai einasi. Čia greitai ar lėtai ir ploja. Jokio efekto nesimato. Apart to, kad priekyje banga tik tai atsiranda. Bet čia daug ar mažai? Neaišku. Reikia pasižiūrėti. Su GPS, kokiu greičiu aš čia plaukiu. Taip. Ieškosim. Vidutinis greitis. Nuskristas telefonas mano į bedugnę. Ir bus man karamba. 8 km nulupta. Gerai. Taigi. Pusiasalis ten. Čia sala. O čia prieplauka. Taip. Spydas. Ramiai irkluojant. Kiek čia gaunasi? 5. 6. Apie 7 km per valandą. Greitis. O jeigu paspaust šiek tiek, bet jau tada labai jau spaust reikia. Tada gaunasi 8, 9. 9 4. 9, 7. 9. Bet man per daug. Šitro aš nenoriu. Dėl tų 9. Vidutiniškai 5 km per valandą greičiu. Ir kluojasi. Kai telefoną pasislėpti kur nors giliau. Kad netyčia jau neprisidirbčiau kur nors. Atsegiau iš galo, kad ventiliacija būtų. O priekis tegul uždengtas. Nes tai labai karšta. Susijoną, kai užsidedi, tai tada jau tvanku mano. Totaliai. Čia gal koks plūduriukas? Ar koks? Baisoka? Aš nematau kas. Oi, čia gulbė. Ne? Tu paukštis ar ne paukštis? Čia kanistras, tik paukštis ant kanistros sėdi. Oi, gąsdina jis mane. Kur mano vieta? Neaišku. Kažkur jie yra, bet ne čia. Pasiklydau. Ar ne? Bet aš šitų laivų nesu matęs, tai reiškia, kad aš esu tikrai ne čia. Visiškai beveik ne čia. O, diena. Čia kas tu toks? Piu, piu, piu. Piu, piu, piu. Labas. Koks grožis. Einam su manim namo. Ką? Ką sakai? Sakai kažką? Gerai jau, eik. Tik biškį geriau eik ten toliau, gerai? Ar tu girdėt? Gerai. Žodžiu, einu aš taip. Ate, padėk už tave čia. Man
Man jau gana, ate. Oi, prieš čia nieko. Čia irgi nieko. Pavarkau, žinok, jau 10 km, na, aišku, ne per daugiausia, bet bardakynas. Kas čia kamuolys? Na gerai, naktis jau kol kas gerai, jau gerai. Kitą kartą. Tu irgi lys kur nors. Auč. Mėštų iš batų. Kažkas jau namo važiuoja. O aš tai dar ne. Labas. Tu labai maža. Naktiniai? Spigina akis tau. Ne, gal. Labas. Sakyk, ką nors. Kur tu slepiesi? Kas čia? Gerai, iki. Koks grožis. Žalioji kamutė. Čia tai tikri reikalai. Čia ne šiaip savo reikalai. Labutės. Tu užhipnotizuota. Šiek tiek. Labas. Pabėgo. O, dar įdomesnis dalykas. Dusios lerva. Baisiausias plėšrūnas. Piu, piu, piu. Mandibulės kojos. Čia baisus plėšrūnas ir žuvis valgo. Aš jos nenoriu jau čiupinėti. Su rankom aš jos nenoriu imti. Šitos lervytės. Maža lervytė, ten kai įkas tai bus. Valtis visą kiaurą. Lervytė pabėgo kažkur. Prisinaktinėjau gana jau. Auč, nieko nematau kur eiti. Kažkur čia, jau mačiau. Jau geriau matosi. Labą dieną. Naktinėjimas vyksta. Neatsistot ant kažko slidaus, bet čia gal nėra tokių dalykų. Viskas, tupi zuikieną. Reikia pasižiūrėti, kad kelinai surišta. Ar kartais nezys, gerai. Šitas tai zys. Ir reikia atverti užkutį. O, irklai. Man čia jų nereikia. Tai kur aš dabar jos dėsiu tokius? Vos išsisukti. Puikiena. Nenori nieko, noriu namo. Tai gerai. Tai tada lėkiu namo. Dukys. Ar ne? Rimtai? Ir tu alkanas? O kur dėti? Jo, aš matau. Aš turiu 2 katinus ir 2 šliužus. Ar ne?